Stepheno Kingo apysaka paremta bežionė atkeliavo į kino teatrus ir šiurpins visus, kurie aplankys šį filmą, tai pakalbėkime apie jį. Gerai, sakydamas, kad šiurpins, norėčiau šiek tiek patikslinti šitą dalyką. Pirmiausia, šiurpins greičiausiai tai visom įmanomom ir jūsų galvose turbūt dar sunkiai suvokiamom mirtimis. Bet šiaip filmas yra subtiliai juokingas ir gal net kažkiek absurdiškas. Gerąja prasme. Jau pati pirma filmo scena davė viso filmo toną, iš esmės ten buvo ir humoro, ir žiaurumų, ir mirčių, tai kaip ir galėjai nujausti, kas darysis filme. O toliau darėsi tikrai labai įdomių dalykų. Filmo istoriją pasakojama per 2 laiko plotmes. Pirmoji yra broliai vaikystėje, o vėliau jau broliai suaugę. Tai jų gyvenimas yra, sakyčiau, labai chaotiškas, ypatingai dėl to, kad būtent atsiranda ten ta bežionė. Ir tada, kai jie išsiaiškina, kas per velnės yra ta bežionė, užverda tikras pragaras. Filmą režisavo Osgoodas Perkinsas, kuris pernai pristatė Sielų kolekcionierių, todėl tikėjausi kažko panašaus, nes apie bežionę nieko per daug nesidomėjau. Ir buvau absoliučiai nustebintas, maloniai nustebintas, nes bežionė buvo visiškai kitokia. Pagrindinius 2 vaidmenis filme atlikęs Theo Jamesas puikiai susitvarkė su 2 skirtingais personažais, tai yra broliais dvyniais Billu ir Halu, o jų mamą labai kokybiškai įkūnijo Tatjana Maslany. Nors filme buvo daug kraujo ir komiškų elementų, pagrindinė filmo mintis vis dėlto greičiausiai buvo susitaikymas su mirtimi ir kad jie ateina visiems. Ir tai buvo matoma net kelis kartus per patį filmą. Ir dar galiu pridėti, kad bežiūrint filmą man kilo mintis, kad jis kažkiek primena net ir galutinį tikslą. Galiausiai galiu pasakyti, kad filmas man tikrai patiko. Trukmė tik 1,5 valandos, tai tikrai nesijausit iššvaistę laiko. Jeigu jau matėt bežionę, parašykit komentaruose, ką manot ir nepamirškit manęs pafollowint.